Taip, tai vėl nutiko. Šį rytą tai buvo Wildberries paskirstimo centras į pietryčius nuo Maskvos, Riazanėje, kartu su smūgiais vietiniai naftos perdirbimo gamyklai. Ir galėjo būti atskiras bandymas į pietus nuo Maskvos, kuris nepataikė ir vietoj to pataikė į netoliese esantį pašalinės įmonės sandėlį. Bet kuriuo atveju bendri nuostoliai didėja. Net ir prieš šią naujausią bangą Estijos žvalgyba įvertino nuostolius 2 milijardais dolerių. Skaičius, kuris atrodo neišvengiamai augs. Juk Ukraina entuziastingai parodė savo norą smogti Rusijos Amazonui. Vakarų lyderiai beveik nieko neigiamo nepasakė apie šią strategiją, nors susitikimas Baltuosiuose rūmuose buvo puikia proga Trumpui tai padaryti. O Rusijos oro gynyba parodė menką gebėjimą juos apsaugoti, nes jiems sunkiai sekasi apsaugoti net minėtas naftos perdirbimo gamyklas. Dabar Wildberries ir jos pagrindinė konkurentė Ozon, kurią Ukraina taip pat atakavo praėjusią savaitę, apdoroja iki 8,5% Rusijos BVP. Tikslus skaičius yra sudėtingas, prie to trumpam grįšime. Taigi platesnis klausimas yra, ar nauja Ukrainos smūgių strategija gali sukelti užkratą, kuris paskandins likusią Rusijos ekonomiką. Ir atsakymas čia taip pat sudėtingas, nes tai, kas vyksta, yra neaišku, kaip ir viskas Rusijoje. Taigi, skirkime šiek tiek laiko pabandyti suprasti, kokiomis sąlygomis Wildberries smūgiai galėtų sugriauti visą Rusijos ekonomiką. Pradėsiu nuo to, kaip Wildberries verslo modelis yra stebėtinai atsparus pavieniams smūgiams į sandėlius. Tačiau prieš pradedant džiaugtis korporacijos vadovams, iš karto perėsime prie to, kaip jie nebeturi veikiančio verslo modelio Ukrainos didesnės kampanijos kontekste. Tada aptarsime tiesioginės ekonominės smūgių pasekmes, kurios iš tiesų yra milžiniškos. Ir galiausiai baigsime nagrinėdami riziką, kad šis efektas gali išplisti į likusią Rusijos ekonomiką. Pamatysime, kad tai įmanoma, tačiau nėra aišku, kaip tiksliai tai galėtų įvykti. Tačiau pirmiausia, turime aptarti tiesioginės problemas susijusias su šiais smūgiais. Ir pradėsiu nuo gerų naujienų šiai įmoniai, nes beveik visa kita yra blogos naujienos. Elektroninės prekybos milžinių, tokių kaip Wildberries, paskirstimo centrai veikia beveik nepriklausomai vienas nuo kito. Tai nėra kaip rato modelis, kur vienas centras aprūpina kitus centrus, o tie centrai taip pat priklauso vieni nuo kitų, kad palaikytų savo atsargas. Prekybininkai, kurie naudoja Wildberries kaip savo parduotuvę, siunčia prekes tiesiai į įvairius sandėlius. Ir tada viskas ten lieka, kol tam sandėliui reikia įvykdyti vietinį užsakymą. Arba bent jau taip tai veikia panašiose viešai kotiruojamose bendrovėse. Tiesioginės informacijos apie Wildberries gauti sunkiau, nes tai privati įmonė ir yra Rusijoje. Tačiau nėra pagrindo manyti, kad jie elgiasi kitaip, ypač todėl, kad pagrindinė įmonės idėja yra atkartoti Amazon verslo modelį. Bet kuriuo atveju gera žinia Wildberries yra ta, kad smūgis vienam sandėliui nesužlugdys viso tinklo. Taigi, kai matote statistiką, kad 10% Wildberries logistikos yra paralyžiuota, iš tikrųjų turėtumėte tuos skaičius vertinti tiesioginę prasme. Tie 10% nesukels didelių problemų kitiems 10%, kurie kartu sukeltų problemų dar kitiems 20% ir taip toliau. Negalvokite apie tai kaip apie krūvą domino kaladėlių. Tai taip pat yra gera žinia Wildberries rytų veiklai. Tai nacionalinė įmonė turinti sandėlius net Vladivostoke. Dideli atstumai reiškia, kad iš rytinių Wildberries regionų gaunamos pajamos yra palyginti saugios. Tai pasakius, pereikime prie blogų naujienų – Wildberries. Jie iš esmės nebeturi veikiančio verslo modelio. Ir aš tai turiu omenyje ne tik dėl sandėlių, kurie jau dega, bet ir dėl visos jų veiklos Ukrainos smūgių zonoje, kuri apima didžiąją dalį įmonės interesų, nes Rusijos ekonominis centras yra taip toli į vakarus. Pagrindinė problema čia yra lūkesčiai ir bandymas užtikrinti, kad dalyvautų visos Wildberries sistemos grandys. Nes net jei Wildberries vadovybė nori tęsti veiklą, jiems vis tiek reikia daugybės kitų bendradarbiavimo. Pagrindinė problema čia yra tai, ar darbuotojai ateis į darbą dirbti sandėliuose. Įsivaizduokite akimirkai, kad dirbate viename iš jų. Daugumai darbuotojų šis darbas nėra ypač patrauklus. Jis jūs išsekina, bet bent jau už tai gaunate atitinkamą atlyginimą. Na, dabar pridėkite dar ir nemažą tikimybę žūti. Tada galbūt rytoj į darbą jau neateisite.
Taip pat nepadeda ir tai, kad Wildberries darbuotojai atrodo visiškai nesuvokia artėjančių oro smūgių, nors radarai gali parodyti apytikslę taikinio vietą. Galėtum pagalvoti, kad po pirmųjų smūgių Wildberries skirstymo centrams jie suprastų, jog gali būti taikinys ir atitinkamai evakuotųsi. Bet ne, jie vis dar išeina iš patalpų jau po atakų. Bet kokiu atveju greitai visi tie darbuotojai rimtai susimastys, ar verta ten dirbti, kai jie negauna jokios rizikos priemokos prie atlyginimo. Ir net jei jums patiko būti Wildberries darbuotoju, jums vis tiek reikia nerimauti, kad jūsų sandėlis gali išnykti rytoj. Gali būti gera mintis jau dabar ieškoti kito darbo, kad neprarastumėte nė vienos darbo dienos. Ir būtent čia platesnė specialioji karinė operacija sukels problemų Wildberries korporacijos biurui. Šiuo metu Rusijoje nėra sunku rasti darbą. Nedarbo lygis šalyje siekia 2,1%, nes darbingo amžiaus darbuotojai siunčiami į Ukrainą, o vidaus karinės gamybos pramoniai reikia samdyti darbuotojus, kad aprūpintų visus tuos karius. Tuo tarpu pardavėjai turi tikėtis, kad jie iš tikrųjų, žinote, parduos savo prekes per Wildberries, o nematys, kaip viskas sudeginama. Šiuo metu tiekėjai gauna visiškai priešingus signalus, nei jiems reikia. Prisiminkite, prieš pat pirmasias atakas Wildberries atnaujino savo paslaugų teikimo sąlygas ir dabar tiekėjai yra atsakingi už bet kokias prekes sunaikintas karo veiksmų ar SMO metu. SMO. Įsivaizduokite, kad esate smulkus verslas ir didžioji dalis jūsų įmonės turto šiuo metu yra laikoma Wildberries sandėlyje. Aš labai nerimaučiau, kad staiga galiu tapti bankrutavęs, kaip jau nutiko ne vienam smulkiam verslui. Dabar Wildberries galėtų išspręsti šią problemą tiesiog apdrausdama savo sandėliuose esančių prekių vertę. Tačiau tai taip pat smarkiai paveiktų Wildberries pelną. Todėl atrodo, kad tai labiau Kremliaus problema, kurią reikia spręsti. Tačiau esant dabartiniai situacijai, valdžia nepasiūlė jokios apčiuopiamos paramos. Paskutinis pastebėjimas apie vidutinio laikotarpio sprendimus. Wildberries negali tiesiog išspręsti šios problemos, statydama mažesnius sandėlius, kurie iš Ukrainos perspektyvos būtų mažiau patrauklus taikiniai. Visas verslo modelis remiasi didelių mastų. Jei neturite didelių paskirstymo centrų, tuomet neturite pelningo verslo. Dabar pereikime prie tikrosios šiandienos darbotvarkės problemos. Ar Rusijos ekonomikai kyla platesnė sisteminė rizika? Ir atsakymas yra taip, jei į tai pažvelgsime vienu ar dviem žingsniais toliau už fizinius taikinius, į kuriuos smogia Ukraina. Tačiau situacija panaši į užkrato efektą, kuris kyla per didžiąją recesiją, yra daug mažiau tikėtina. Leiskite pradėti nuo problemos susijusios su parduodamais produktais. Rusijos Amazon yra naudingas supaprastinimas, norint suprasti, kas yra Wildberries, tačiau ji klaidina, kai giliau pasigilini į jų verslo modelius. Amazon pati gamina daugybę produktų ir tiesiogiai parduoda dar daugiau. Trečiųjų šalių pardavėjai yra ekosistemos dalis, tačiau jie nėra visa ekosistema. Priešingai, beveik viską, ką rusai perka iš Wildberries, parduoda trečiosios šalys. Wildberries veikia tik kaip prekybos platforma ir užsakymų vykdymo įmonė. Pavyzdžiui, Wildberries bendroji prekių vertė, iš esmės pinigų suma, kuri praeina per platformą, 2025 metais siekia 6,1 trilijono rublių. Atmetus per platformą praeinančius rublius, tikrosios Wildberries pajamos sudarė tik apie 1,5 trilijono rublių. Atkreipkite dėmesį, kad čia turiu remtis panašiais pramonės vertinimais, nes kaip privati įmonė Wildberries nepaskelbė savo pajamų duomenų. Todėl į tai galima žiūrėti dviem būdais. Viena vertus viskas subyra. Ir 6,1 trilijono rublių netrukus bus ištrinta iš Rusijos ekonomikos, atėmus bet kokią tvarę vertę, kuri yra rytuose. Kad būtų aiškiau, kalbame apie maždaug 80 milijardų dolerių. Tai taip pat paaiškina, kaip gaunamas tas ankstesnis 8,5% Rusijos BVP skaičius, kai įtraukiamos platesnės puolamos elektroninės prekybos sistemos. Kita vertus, tiekėjai gali ieškoti alternatyvių sprendimų, kurie sumažins bendrą ekonominę žalą. Tačiau turėtume būti atsargus vertindami tokių sprendimų praktiškumą. Šios įmonės, taip pat ir jų potencialūs konkurentai, negali tiesiog per naktį atgaivinti tradicinio fizinių parduotuvių modelio. Ir net jei jos tai padarytų, nesu tikras, ką tai apskritai pasakytų apie specialiąją karinę operaciją, nes iš esmės tai reikštų ekonominės pažangos nustumimą maždaug 2 dešimtmečiais atgal.
Geresnė alternatyva, nors vis dar negera, tik geresnė, yra toliau naudoti Wildberries kaip parduotuvės vitriną, o užsakymus vykdyti savarankiškai. Esu tikras, kad vidutinio dydžio pardavėjai bandys tai daryti. Jiems tai kainuos daugiau be masto ekonomijos, o vartotojams bus gerokai lėčiau, bet bent jau tai veiks. Tačiau tikrai mažoms įmonėms tai bus visiška netvarka. Jie negali atitinkamai plėstis ir jiems reikėjo Wildberries, kad atliktų tą vaidmenį. Dėl to tas antraštėje minimas 8,5% skaičius tikriausiai šiek tiek pervertina žalą, bet ne itin stipriai. Ir taip, kai daugybė žmonių tuo pačiu metu netenka darbo, tai niekada nėra gerai. Tačiau prisiminkite, kad Rusijos ekonomika apskritai ir tai buvo perkaitusi, todėl ieškantis darbo neturėtų ilgai likti bedarbiais. Ypač, jei tie gandai apie mobilizaciją pasitvirtins. Tiesa. Savo ruožtu aš šias problemas labiau apibūdinčiau kaip politinės problemas Kremliui, o ne kaip sisteminę riziką visai Rusijos ekonomikai. Tačiau viskas tampa sudėtingiau, jei pradėsime žiūrėti į tai iš bankų sektoriaus perspektyvos ir užkrato rizikos. Ir pakentėkite akimirką, nes suprantama, jei esate girdėję prieštaringų žinučių šiuo klausimu. Pati Wildberries atrodo neturi jokių rimtų skolinių įsipareigojimų. Ji turi arba bent jau turėjo stiprų pinigų srautą, todėl atrodytų, kad bent jau kurį laiką galėtų atlaikyti sunkumus. Vis dėlto čia yra šiek tiek verslo gudrybių, nes Wildberries, motininė įmonė, rizikuoja paskęsti skolose. Prisiminkite, šioje vietoje verslo modelis buvo pasiekti milžinišką masto ekonomiją. Tai reiškia investuoti į milžinišką paskirstymo tinklą, kuris buvo sukurtas po truputį susigrąžinti rublius iš kiekvieno pardavimo per dešimtmečius. Dabar mes tiksliai nežinome, koks yra šis skolos lygis, nes Wildberries yra privati įmonė. Tačiau vienas vertinimas, kuris buvo atliktas dar prieš prasidedant dronų istorijai ir todėl nėra paveiktas tradicinių nuomonių apie Rusijos pabaigą, nurodo, kad skola siekia 16,3 milijardo dolerių. Maždaug 40% šios sumos yra skolinga pagrindiniam valstybiniam bankui. Todėl Rusijos bankų sektoriui apskritai būtų labai blogai, jei Wildberries staiga taptų nemoki. Vis dėlto yra skirtumas tarp labai blogai ir sudie Putinai. Turėtume atsargiai vertinti problemos mastą tinkamame kontekste. Tai yra mažiau nei 1% BVP. Palyginimui, finansinės krizės metu negrąžintos aukštos rizikos hipotekos paskolos sudarė 9% JAV BVP. Žinoma, tai nėra visiškai tas pats, bet esmė ta, kad čia kalbame apie vieną įmonę, o ne apie visos daug sudėtingesnės finansų sistemos pagrindą. Be to, beveik nebejojama, kad Putinas išgelbėtų šią įmonę, jei alternatyva reikštų finansinę krizę ir jos specialiosios karinės operacijos pabaigą. Apskritai tai reiškia, kad tikros rizikos dėl užkrato poveikio visai Rusijos ekonomikai beveik nėra. Tačiau pridursiu, kad šiuolaikiniai ekonominiai sukrėtimai iš tikrųjų stebina ekonomistus. Kai suprantame, kas vyksta su sistema, iš esmės žinome, kaip įgyvendinti politiką, kuri sušvelnina neigiamas ekonominės pasekmes. Štai kodėl kiekvieną kartą, kai internete skelbiama, kad Rusija finansiškai žlugo, visada atsiranda kažkokia intervencija, kuri šią istoriją sumažina iki to, kad Rusija yra nukentėjusi. Tačiau kitaip tariant, čia tikrai yra dėlionės dalių, kurios gali sudaryti kažką daug didesnio, tačiau galimos katastrofos mes nepastebėsime tol, kol jau būsime jos viduryje. Arba atsakant į tai, ką žadėjo pavadinimas, Wildberries sunaikinimas galėtų sugriauti likusią Rusijos ekonomiką, jei atsirastų nenumatytas ryšys su platesne ekonominė sistema. Tai tikriausiai būtų dalykas, dėl kurio negalėčiau užmigti naktimis, jei būčiau atsakingas už viską. Ir galbūt tai dvigubai svarbiau, todėl kad, kaip jau minėjau, Wildberries yra privati įmonė, o daug kas iš to, ką aptariau, remiasi tuo, ką žmonės mano esant tiesa, bet mes iš tikrųjų to nežinome. Tačiau svarbiausia čia yra tai, kad Ukraina neturėtų kliautis tuo, kad Rusija žlugs. Kol kas Wildberries nesielgia taip, lyg būtų nemoki. Wildberries bankas. Prisiminkite, čia juk Rusija, todėl žinoma, jie turi savo banką. 3 mėnesiams sustabdė paskolų mokėjimus iš mažų ir vidutinių pardavėjų. Šis žingsnis rodo, kad Wildberries yra pakankamai geros ekonominės būklės, kad galėtų tai įgyvendinti. Atitinkamai prognozių rinkos rodo tik 9% tikimybę, kad Wildberries šiais metais paskels bankrotą. Ir manau, kad verta tai įvertinti platesnėme kontekste.
Be abejo, esate girdėję daugybę žmonių, kurie sako, kad Wildberries jau baigėsi, Putinas jau baigėsi ir visa tai jau baigta. Be abejo, per artimiausias kelias savaitės išgirsite dar daugiau tokių kalbų. Tai yra tinkama žinutė, jei norite pritraukti paspaudimų ir gyventi burbule, kuriame jūsų prognozių tikslumas beveik neturi įtakos jūsų žiūrovų skaičiui. Bent jau prognozių rinkose žmonės gauna atlygį tik už tai, ar jie buvo teisūs ar ne. Ir dabar, tie, kurie turi ką prarasti, yra skeptiški, ar net pirmasis domino akmuo apskritai nuvirs. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime įsinešti šiandien? Atskiri smūgiai Wildberries sandėriuose stebėtinai mažai tiesiogiai veikia platesnės įmonės veiklos galimybės. Vis dėlto netiesioginis poveikis palieka įmonę be veikiančio verslo modelio. Tiems, kurie yra tiesiogiai susiję su įmonė, kils rimtų ekonominių ir politinių problemų, tačiau platesnio grandininio poveikio rizika yra maža. Tuo tarpu rizika, kad praleisite kasdienį turinį, neegzistuoja, jei užsiprenumeruosite mano antrinį kanalą Lines on Maps Extra. Būčiau ten paskelbęs šiandien, jei ne Ukrainos netikėti smūgiai į įkyrias vaisių tematikos logistikos įmonės. Jei jums patiko šiandieninis vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokite save.